dėl NŽT reformos, žiūrėkit, 18, sakykime, savivaldybių sujungiama į vieną, tai šiandien pasirodo net žmonės negalės kur pasikonsultuoti, turės visi važiuoti į Kauną iš viso 18 savivaldybių, net konsultacinių langelių nepaliekama. Tačiau noriu pastebėti, kad po šitos žemėtvarkos reformos, čia galim ją vertinti teigiamai ir neigiamai, bet jinai yra įvykusi ir tai yra faktas. Vis tiek didžiąją dalį konsultavimo ir žemių tvarkymo klausimų perima, kaip suprantu, savivalda. Dėl to turėti ten tuos skyriukus kiekvienoje savivaldybėje, nebelieka labai daug prasmės ir naudos. Dėl to tas regionalizavimas galbūt nėra labai blogas dalykas. Tiesiog žmonių pagrindinius dalykus vis tiek tvarkys savivalda. Tai aš tą noriu pastebėti. Ir jeigu bus kažkokių tai problemų, galiu garantuoti, kad ilgainiui tos problemos bus būtent savivaldybėse, o ne NŽT. Tikėkime, kad NŽT susitvarkys. Tai vat tiek. Ačiū.